Labas, Jūrate! Atleisk, kad taip ilgai mes nebuvome susipažinę. Aš suprantu, kad tu net pažįsti manęs ir dabar. Bet žinok, čia esu aš. Čia tas, kuris nuotrauką įsidėjęs, erelio žengiančio per vandenį. Šiaip aš turėčiau tavęs atsiprašyti. Labai atsiprašau, kad nuotraukai ten erelis, o čia, supranti, ne Antinas. Antinas esu aš. Antinas, va todėl tas reklaminė akcija, kodėl aš einu per vandenį. Supranti? Supranti? Šiaip tai yra, kaip pasakyti, šiais laikais be reklamos niekur. Ir reklama yra gyvenimo variklis. Todėl, nuotraukose mes visi realiai. A vat, realybėj žąsinai, antinai, gaidžiai ir taip toliau. Vat, štai taip. Bet žinok, tu nepatikėsi. O manau, gal ir patikėsi. Pasižiūrėk į mano gražias akis. Didžiulės akis. Į vieną, į kitą. Širdyje aš esu erelis. Visiškas erelis. Tiesiog, šiais laikais būna išsigimimų. Tai va, ir išsigimiau į Antiną. O širdyje aš erelis. Pažiūrėk, koks rėmas mano arbata. Snabą tai piškeliu, ne vienas erelis neiškės. Tu matai? Matai? Atleisk, kad dar nepadariau savo nuotraukos tarp gėlių. Bet, ateinančiais kartais pasistengsiu kur nors padaryti savo nuotrauką. Tokią kuklą. Tarp gėlių. Pakol kas dar, nors ir vasara, bet, iš vandens neišlipu, iš prūdo, todėl dar gėlių nemačiau. Laukiu, kol jos pražys, va. Tai, manau, Jūrate, būkim pažįstami. Aš toks, Antinas su širdim plačerėliu. Tai kad, Jūrate, tu nebijok, kad tie vyrai, kurie yra, niekšai, yra ir kitokių, yra ir tokių Antinų su erelio širdimi. Netikėk? Patikėk. Patikėk, aš tau sakau, patikėk. Tikėk. Tikėk, aš tave užprogramuoju tikėjimui, tikėti Antinais, kad jie yra realiai. Žinai, nežinau, ką pirmą kartą dar pasakyti, aišku, aš galiu burbėti ir sakyti daug labai, bet, manau, pirmam kartą, kaip prisistatyti vienu žodžiu, gal, manau, plepėti užteks. Šiaip aš, kaip čia tau pasakys, esu šiaip savo, toks, šiaip padorus, Antinas erelio širdimi. Tai va. Atrodo, pasakiau viską.
А цього Юрата.